Gerbiami žiūrovai, labą vakarą. Visiems didelis ačiū už tai, kad esate šiame kanale Donatas Drive Hub. Čia yra jau mūsų 14 video. Per metus mums gavosi padaryti 13 lygiai gražių video. Ačiū Jums už tai, ačiū už Jūsų komentarus ir laikus. O taip pat didelė padėka visiems, kas pasidalijo savo automobiliais. Taip pat ačiū mūsų partneriams, kad mes sugebėjome nufilmuoti juos. Ir taip pat norėjau paminėti, kad šitas gražuolis 7 serijos BMW jau pasirodys 2025 metais. Pasigrožėkite gražiais kadrais, kasgi įvyko per šiuos metus ir susitiksime 2025. Ačiū Jums už viską. Iki. Bandykit, viską galima, garsas eina, sauksim ant stendo. Padarykit gerai. Šitas automobilis niekaip nesusilieja aplinkoje, jisai išsiskiria. Duosi gazo ar ne? Duosi gazo. Davai. Važiuojam. Sveikas. Kas čia? Policininkai pravažiavo priešais mus, tai gal negrįž. O, tu blemba. Tai ką, truputėlį bus baudelė, man atrodo. Nes sustabdė mus iš karto. Policininkai gerai dirba pas mus policija. Važiavom tiesiai, jie važiavo priešpriešą. Pirmam kartui 30 eurų bauda. Rimtai? Prašau, tik tai. Oi, nu, sau. Nu va, gerbėmėjai. 30 eurų. Pirmam kartui. Nes baudų pas mus nėra. Antrą kartą vairuotojo pažymėjimo atėmimas. Viso, lekiam toliau, davai. Labai gerai važiuoja. Atidarykim kapotą. Kai perki Porsche, visgi norisi prisiliesti, ne, sakykim, tai prie tos kokybės, prie to brendo ir būti kažkuom tai išskirtiniu, ne? O taip gaunasi, tu permoki daug pinigų. Mes jau susitikom su Side to Side komanda. Neringa, malonu. Malonu. Neringa, gal gali trumpai papasakot, kaip atėjai į šitą sportą? Kas man patinka, tai būtent šita priekinė anga, chromo dizainas, apvalūs žibintai,
Tarp kitko, žibintai Big Xenonai jau čia nais priekyje. Mes apeisim šitą visą automobilį dar kartelį ramiai, pažiūrėsim, kokios yra linijos, pakalbėsim apie tai, koks yra dizainas, kodėl jis būtent toks ir koks yra tikslus kėbulo pavadinimas būtent šito modelio. Nes jums gali pasirodyti, kad tai yra kabrioletas, bet tai nėra tiesa. Oho, oho. Įdomus, įdomus. Tai pasme, emocijos iš pirmo buvo tokios, wow, kas čia atsitiko, kaip jis įvažiuoja, kokios yra medžiagos. Aš atsisėdau ir pagalvojau, kad aš atsisėdau į kažkokį tai vokišką galbūt brandą, ne? Amerikiečiai taip nedaro kokybiškai, taip kaip aš tiesiog prisiliečiau ir iš karto pajutau tą. Čia kai kamštis stovi ir nėra ką veikti. Tada žaidži šitą žaidimą. Smagiai, smagiai bėgėjasi, kaip jūs tik pažiūrėkit. Nu jau slysta, ne? Gerai, išeinam iš posūkio. Op, gerai. Šitų modelių taip pat buvo pagaminta daugiau truputėlį negu 20 000. Tai galima sakyti, kad šitas modelis nelenkia E60 ir E61 kėbulo. O po kapotų mes matysime štai tokį atmosferinį gražuolį. Aišku, matosi, kad jau nestokas. Salonas yra tikrai gražus šitoj komplektacijai. Ir tarp kitko noriu paminėti tai, jog Audi tai yra visgi toksai kaip puzzlas. Žinot, tu iš gamyklos gali užsakyti belenkokios komplektacijos automobilį, nors ir su 2 litrų paprastų variklių. Žmonės, kurie perka būtent šitą mašiną, jie nori tos dinamikos. Jie nori kasdienybės, golfo, paprasto aptarnavimo, bet taip pat jie nori ir dinamikos.
Taip pat, gerbiami žiūrovai, norėčiau paminėti, kad yra tinklapis retronil.lt arba vestuviautomobiliai.lt. Būtinai užeikite, pasigrožėkite, kokie automobiliai yra tenais, kuriuos jūs galite išsinuomoti su arba be vairuotojo, būtent savo pramogai arba būtent vestuvėms. Nu kiek galima filmuoti? Viskas, važiuoja, prasilėksim.